Sveiki, tai tęsiam darbus, nors oras nelabai jiems skirtas, bet apsišerti tai oras visada turbūt geras, nes vis tiek tai reikia padaryti. Na, o šiandien planuose yra pagaliau mėšlavežis, išsivežti tai, kas turės būti ant kukurūzo, kad būtų gražus ir didelis kukurūzas. Na ir nežinau kada, bet greičiausiai šiandien biški naujovių, laikinų aišku, bet pamatysit, ko dar nematėt. Čia galiu garantuoti, aišku, mūsų ūkį. Čia kalbant būtent apie mūsų ūkį. Tai lekiam darbuotis, žiūrim video ir žiūrėsim, kas čia bus. Datė bie sausai ir aišku, va toks šėrimo būtų man labai patinka, nes aišku, į pusę ruloną nusijėda. Bet kas yra gerai, kiek dabar ir 8:30, biški šiandien vėliau atvažiavau, negu įprastai ryte, sakykim. Bet jie nėra šalkę. Pašarą tur, aišku, da, kaip jau sakau, pasiek ruloną nusijėsti. Čia nusistumdė, bet kadangi didžioji dalis taip gol, vadinasi, nėra šalkė ir nėra bėdos. O atsimenu pačioj pradžioj, kai laikėm raištomus, tai privešė. Gerai, katras ramiai ėdo, o katras nusistumda, atvažiuoji pusiau neėdas, nu į kam. Nieka nepadarai, mandriau, dabar tai, nu, neskaitant poros kiaurų pirštų liuks. Nu, kol GoPro neįsikrovi, reikės likti namo pajungt, krauti, tai einam pasiklausysit. Dabar aišku išgirda durėse, tai bus nutilę, bet parvažiavo 4 mažyliai. Šits turėtų, jeigu šiandien da neužkima, tai rytoj turėtų užkimti. Labiausiai bliaunu. Nu ir aišku, čia kas buvo vienutėj, parsivarė čia. Ir reikia gerai pasižiūrėti, kad trečiai ir parvaryti. O parsivarė šits pilkius, polas šitas ir ten juodmargis. Tai iš tikrųjų kaip ir daug nesiskiria, nors yra tie kas buvo šitais. Šitie du, šitas ir juodas kalėdukas. Tai jie, nu, virš mėnesio, pusantrą, net vyresniai, panašiai kažkur. Tai gražiai visi auga. Dabar eit apsišerti ir važiuoti GoPro pasikrauti. Smagu, kai tokia technika darbuojas. Aišku, būtų dar smagiau, kad būtų nuosava. Bet niekam, kaip nors su laiku. O dabar leku iki namų, Baltika Agro atvežė elektrolitų veršiukam. Tai reikia paimti ir nuvežti. Kad vakare keliam reikia biškį pagirdyti. Nežinau, dar rodžiau, kokius naudojam. Tai bus proga parodyti, nes 2-3 metai būtent tą konkrečią elektrolitą naudojam, tai 10 balų. Va šitoks. Seniau buvo mažesniais kiekiais, dabar padidina, tai iš tikrųjų tinka visiems ūkio gyventojams. Tikrai pasteisinas, kai yra viduriavimai, veršiuko dar gaun pasilpti, tai uždariau bagažinį, parodžiau ir uždarau. Tai kai gaun pasilpti, tikrai gerai atstato ir verta turėti. Oras dar bjauresnis pasidarė, iš sniego tokie kai ledukai.
Keisiu tepalą jau paėmiau. Da vakare turiu filtrą gauti. Nu čia verčiukam pienmilčiai, elektrolitsam. Ir reikia viską išvežiuoti. Vienus į tvartą, kitus į garažą, sakykim. Buliukai pašerti ir dabar lieku dar iki keisą, nuvešu tepalus, tepalinį filtrą. Šiandien mus tiek šiandien jau susipilti tepalus filtrą užsidėjus. Tai tuoj lieku ir pasidalinsiu kokią situaciją, kada atgausam. Tai nuvežiau tepalus, kaip ir sakiau. Ir pamačius garaže jau, kad keisas surinks visas tik galinę ratą, bet trūks. Į nuotaiką pasitaisim. Jau smagu matyti, kad baiginėjams yra surinkti, rytoj žada atiduoti, darbų susikaupę. Ir nuo penktadienį jau rodo gerą orą, tai galėsim lėkti lyginti Arimu. Nes čia buvo planų jau su Belarusu važiuoti, bet su Belarusu į Arimus nelabai nora buvo, tai kadangi šią savaitę jau lietus, sniegs, šlapdriba, tai išlauksim saulės, kad būtų šilumos ir bandysim judėti. Tai kaip ir visada dažniausiai susitinkam šeštadienį ir lekim iškart į darbus, bet į darbus lekiu ne tik aš. Prie mūsų prisijungia ir keisas. Tai iškart smagiau. Kai pagalbininkas sugrįžo, pasistiprinęs jėgas atgavęs, tai planuosi iš fermas išsivalyti mėšlus arba tik palei šėrimo taką drūžę, bus matyti kaip čia dar. Ir tada mus važiuoti bandyti pradėti Arimų lyginti. Kol pasikraus pirmą priekabą, sakyti mažiukam kombikormą paduoti, kad neapkeltų triukšmą. Tai kakučiai išvalyti, dabar dar biškį pristumdyti pašarus ir prasižiūrėti dar keisą ir bandyti važiuoti į laukus Arimus lyginti. Nu tai viskas. Tepalą dadas įpyliau, lygintaus vietoj. Nu ką, važiuoti žiūrėti, ar nebus baisiai šlapimas, galbūt ir pradžiuvę jau kažkiek. Kaip laiką pats atkabinims sunkiausias dienos darbas, bet dabar dar kol neišsimurzina žemė visas lygintaus, tai keli patobulinimai. Yra pora tokių blokų uždėta, į tas lygintovo vidurių sudėti varžtai. Tai žiūrėsim, kaip tie varžtai laikys, nenusilankstys, nenulūžinės, bet bent svoris tai tikrai turėtų dadėti naudos. Tai bandom važiuoti, pažiūrėsim, kas čia gausia. Aišku, iki tobulybės dar trūks svorį, bet šiaip jau šis tas geriau. Tai pirmą ratą apsivažiavau, kur lengvesnė žemė, tai kaip ir iškart gerai braukau, kur yra tokia kaip modas, kaip su juodžiami, tokia, na, gaunas, kad nelabai nori išsijudinti, tai nu ten trūks, bet šiaip jau geriau, tai bandom važiuoti, išsilyginti ir nežinau, čia šitam lauke sėsas kviečiai. Kur lengva žemė, tai reikia atsukti. Va, tai jau pirmą važiavimą gražiai braukas. Tai manyčiau, šiokie tokie patobulinimai pasiteisina. Aišku, kaip sakiau, iki kad būtų gerai dar trūksta, nu bet nėra ko norėti iškart, kad būtų gerai. Nu dabar čia biškį kampą atsikirsiu, tada bus vien tik tokias ilgas tiesias drūžės. Ir po biškių pradės ir mažėti. Šiaip smagiai, nes kad ir kiek lyja, bet žemė dabar yra, nu pats viršus, sakykim, dulka, bet po apačiai ir drėgna gražiai žemė ir manau dar vien dėl to gražiai lyginas.
Ten kažkas matos. Einam pažiūrėti. Su viena ranka vos eint pakelti. Tai sunkiausias darbas padaryti, tai yra neišlyginti, o užsikabinti lygintuvą. Nebjaurus ir užkabinimus. Bet pavykam ir dabar reikia liekti apsišerti buliukuose. Apsišerti buliukuose, pasigirdyti mažiukus ir tada, kaip sakiau, dar liekti į ten, kur sėsas pievom. Ten jau tiek jau reikės dar rimčiau atsižvelgti į lyginimą. Tai va, visi pašerti, sužiūrėti, pasistiprino vapatsa. O kan dabar važiuoti vėl pasimti keisą, įliekti dar į laukusą. Čia kadangi žemė šviežio varta, tai lygintaus tiek prieimi žemės, ką viskas. Viską ir pradėjai buksuoti ir ant vietas. Tai aišku, kadangi tam buvau pasiruošęs, reikės kabinti varlį į trikampį ir tiesiog su priciepu pasikelti. Bet taip dar nebuvėm. Biškį po laiką pagalvojau, reikia iš karto kamerą pasijungti. Tai iš tikrųjų vos paėmiau. Ir atbulas traukiau vieną pusę, kad išsukti. Žiūriu, niekas susikasi beveik iki tiltų gerai, kas sausą atvalą, tada iš tų provėžų išliupo. Tu žodžiu jaučias, kad čia žemė ir šviežio varta ir tiek susikaupiu, kad jau galvoju, kad čia reikės lygintuvą palikti darvui. Važiuoti šniūrą atsivežti, ką lygintuvą išsivilkti. Nes dakai ant lenciūgų yra, nesinori biškį imti ant razgoną, kad nenudaužyti. Nauja diena, nauji darbai. Tai varau dabar parsivežti vieną buliuką dar ir tada tiesiai į keisą ir į laukusą. Senas geras draugas, ponas kultivatorius prikabinsa. Nu į varau, biškį prajudinti, kad po to turėtų lygintuvus gražiau lyginti. Prasibraukė vieną kartą, dar vienur kitur formolynai, tokie slabesniai provėžas spaudės. Tai dar pakartojau, dabar važiuoju ten, kur kukurūzas sėsas prabraukti, tai nežinau, ar visą, ar tik tais molynus. Ir grįšiu iš karto čia dar šiandien su lygintuvu, kad negautų žemė išdžiūti, plius kad susispausti ir dar aišku trūks dirbimą. Akėčias sudėliotas, varau atsikabinu prie fermas ir varau kabins lygintuvą. Reikia tikėtis, kad dabar jau čia žemė bus prapūsta ir brauksas gražiau. Dabar tai 10 balų dirbims. Pastoviai turiu su trikampiu prisikelnuoti, nes tokiais momentais, kai užeint tuos žemės, kad net keisui sunku pavilkti. Bet iš tikrųjų visas dabar prilyginims, prispaudėms tikrai paliek dailiai. Tai bus pasiteisinęs sprendimas. Tai va, jau kitam lauke. Langus
pasidarius geriau. Patvariau dabar, kaip pasakiau, kukurūzui pralyginti arimus. Nu ir būtų kaip ir viskas šiandien, aišku, dar 3 hektarai prieš akėse. Bet, nu, kiek šito valandų yra? 3. Dabar yra 3, nu, turėčiau apie tiek porą valandų trukti. Čia šiaip tos dirvas forma nebloga. Ir ką? Ir būtų šiai dienai viskas. Aišku, biškį nuovargis parein. Nes vakar ryte gana anksti pradėti darbai, šiandien irgi. Bet, nu ką, reikia džiaugs, kad geriau rai. Dirbti, apsidirbti, pasisėti. Na ir tada porą savaičių pasiruošimui šienautėjai. Nu ir viskas. Išlyginta. Lygintos pakabins atgal. Varau atgal į ūkį. Ir turėtų šiandien būti viskas. O ką ryt, poryt, tai to darbo dabar yra, kai bus matyt, kaip viskas susidėlios.